Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, mėly broliai ir seserys, šiandien šį sekmadienį per mažasis Velykas, kuriais ir yra sekmadienis, mes švenčiam Šventosios Paraskevės dieną, šios bažnyčios titulo dieną ir taip pat Ivo Išpačiovo šventę. Ir jeigu susimastyti apie tas tris šventės, tai yra Velykas, Šventosios Paraskevės ir Šventojo Ivo dienas, mes galim suvokti, kad visi šventieji yra dabar kartu su prisikėlusiu iš mirusių Dievu, Kristumi. Ir gali iškilti klausimas, kokia kalba jie ten kalba su juo. Mes matom, kaip sunku mums išmokti ukrainiečių kalbą, jei mes esam lietuviai, kaip ukrainiečiams nelengva yra išmokti lietuvių kalbą ir išlaikyti egzaminą. Mes kai kurie mokėmės anglų kalbos ir žinom, kaip tai yra sunku. Suprantam, kad tam, kad išmokti jos, reikia pastovaus bendravimo, reikia praktikos, reikia žinojimo tam tikrų taisyklių. Ir atsakydami į klausimą, kurį aš iškėliau, mes aiškiai suprasime, kad kartu su Kristum visi tie šventieji, kurie gyveno įvairiais amžiais, kalba būtent meilės kalba. Ir ta kalba, kad ją kalbėti, reikia irgi turėti tam tikrų įgūdžių, reikia irgi žinoti tam tikrų taisyklių. Reikia ne tik juos žinoti, reikia juos naudoti. Ir mums yra duotas šioje žemėje laikas tam, kad išmokti šios kalbos. Ir ne tik, kad mes žinotume, kaip tai daryti, bet įdarytume tai mūsų gyvenime čia jau. Ir be abejo, mes turim išlaikyti tam tikrą egzaminą ir mūsų gyvenimo pabaigoje, kai didysis egzaminatorius tikrai supras ir mes patys suprasime, ar mes mokam kalbėti tą kalbą, sugebam tai daryti ir ar yra mums vietos kartu su Kristum jo didžiojo karalystėje. Ir aš tikrai nuoširdžiai norėčiau palinkėti mums visiems, kad mes išmoktume tą kalbą ir kad ją laisvai kalbėtume kartu su Kristum ir su visais šventaisiais, su Šventąja Paraskeve, su Ivo Išpačiovu ir su mūsų šventaisiais, kurios vardus mes turime. Amen.